Kably varžybos, va, bus pristatysim filmą. Ten jam Bobelė parašė. Bobelė jis tą parašė. Atvarysi pažiūrėt, apšė lempinę. Tipo, nežinau, kas jinai per žmogus, tipo. Pistą tvarę pažiūrėjo, mes tom visi rūkom, karočiai, jinai ten trinas, ten taip į petį daro, geras filmas. Ir aš, tipo, nežinau kaip priimti, nes man pirmą kartą toks dalykas gyvenime, kad moteriškos lyties atstovas, tipo, atėjo į filmą, pažiūrėjo ir dar pagyrė visus, kad žiauru. Ir tada matęs, kad nori lipti. Ir toks, blet, tipo, ką? Kada tai buvo? Niekad. Išleisdom belekiek videkų, nieko, jokio atgarsio, tipo. O dargi buvo, kad mes gėjom į tą koncą šį savaitgalį ir mes jau netoli įėjimo. Ir taip einam ir girdėjai, man rodos, stovėjo ten krūva Bobelė ir tipo, fuligėta ateina. Jo, mes girdėjom ir aš to toks, blet, galvoju, mes jau kažką čia pasiekėm. Mes dar kol kas gal nemokam sureaguoti normaliai, žinai, nes realiai, kai tau šitą dalyką pasako žmogus, tu turi mokėti jį priimti, žinai, neturi sakyti, kad, tipo, jo, aš fuligėta, aš ahuienas ir negali sakyti, kad, tipo, ne, čia pohai, nu, tipo, tu kažkokį turi rastą, tam, bet, tipo, aš, tipo, pavyzdžiui, nemoku nieko tai padaryti, aš tiesiog toks, nu, gerai, tipo, nes, tipo, nežinai, nebūdo nieko taip, nebūdo, na, neprisimenu, kada tai buvo.